Labas rytas spalio 28-ąją ketvirtadienį. Metas apžvelgti šios dienos spaudą. Lietuvos ryte teigiama, jog Seimo narių laukia skaidrumo testas. Jį parengė Konstitucinis teismas, neginčiamai paskelbęs, kad Aleksandras Sacharukas ir Linas Karalius šiurkščiai pažeidė Konstituciją ir sulaužė priesaiką. Jie gali tapti pirmaisiais per visą Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį, kuriems būtų atimti Seimo nario mandatai. Tai ir spręs jų kolegos. Rašinys išbandymai visiems tautos išrinktiesiems. Taip pat Lietuvos ryte rašoma, jog šildymo kainos per pastaruosius metus drastiškai pasikeitė, tačiau kompensacijoms tiems, kurie neišgali patys susimokėti, prireiks kone dvigubai didesnės sumos nei pernai. Ir niekas negali garantuoti, kad nereikės dar papildomai skirti pinigų. Plačiau apie tai skaitykite rašinyje Šildymo našta jau keleriopai sunkesnė. Verslo žiniose skelbiama, jog Vilniui sparnus pasiūlė vengrai. Jau nuo balandžio skrydžius iš Vilniaus pradėsianti Vengrijos pigių skrydžių bendrovė Wizz Air Vilniaus tarptautinio oro uosto žemėlapį žada papildyti 8 kryptimis. Tai džiugina turizmo sektorių, tačiau naujasis vežėjas esminių problemų esą neišspręs, nes be kitų bėdų mūsų sostinės padangiai trūksta stabilumo. Respublika. Iš autorinių atlyginimų gyvenantis lietuviai tvirtina, kad juos išvargino pernai įvesti privalomojo socialinio draudimo mokesčiai honorarams, o nuo kitų metų sausio našta dar padidės. Pavyzdžiui, autoriams turintiems darbdavį nuo autorinių atlyginimų bus atskaitomi lygiai tokie pat mokesčiai, kaip ir nuo kitų dirbančiųjų pajamų. Publikacija Iš autorių sunks paskutinius syvus. Nuo Respublikos priedo su Žalgiriu už Lietuvą skeltyje diskusija, kodėl Lietuvoje patriotai padaromi marginalais. Iš tiesų, šiandien viešojoje erdvėje, kalbant apie politiką, kultūrą ar visuomeninį gyvenimą, neretai girdisi pašaipa patriotinės idėjas išpažįstančiųjų atžvilgių. Patriotas kartais gretinamas su kažkuo neigiamu, o nacionalinės temos esą nemadingos. Taigi, kodėl? Ir Vilniaus diena. Blogą kvapą skleidžianti lašiša, pasibaigusio galiojimo ančių šlaunelės, valgyti netinkami vaniliniai ledai ir pakartotinai užšaldytos krevetės. Tokiais delikatesais savo klientus vaišina prabangą dvelkiantys sostinės restoranai. Kur ir kokių pažeidimų aptiko valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai, skaitykite publikacijoje Švinktelėjosi prabanga. Šiandien atsisveikinu. Iki susitikimo rytoj.